Ponai ir ponios, ladies and gentlemen, sveiki fantastikos mėgėjai. Šiandien aš jums papasakosiu vieną tokią vampyriškai absurdišką istoriją. Tiesiai iš Highgate kapinių. Visa šita istorija prasidėjo 1969 metų žiemą. Kai tūlas Davidas Farentas po neįvardinto kiekio alaus pintų per kapines ėjo namo ir staiga jisai pamatė juodą šešėlį su raudonom akim. Baimės iškreiptų veidu ir pilnom giedrom pasileido bėgute atgal į pabą. Vietiniam pabe, aišku, ta jo visa istorija buvo palydėta didelė juoko banga, palyginta šyvos kumelė sapnui, siūlyta nustoti gerti pigų brendį, pereiti prie brangesnio ir taip toliau. Bet Davidas neatlyžo ant rytojaus, jisai šiek tiek prasiblaivė, paselino savo pieštuką ir parašė laišką į vietinį laikraštį. Laikraščio redaktorius irgi buvo geras čiūvas, per daug nesukęs galvos irgi išspausdino visą tą jo rašliavą, tą visą klausimą. Maždaug tokiu tekstu, klausykit, gal kas nors kapinėse vampyrą matėt? Ir ką jūs galvojat? Atsirado mačiučių ir daugiau? Prasidėjo visas smagumas. Tada į sceną įžengė dar vienas veikėjas, Sinas Mančesteris. Žmogus pristatantis save kaip kunigu, vyskupu, bet aišku be jokio palaiminimo ir be nieko. Jo pareiškimas buvo nevaikiškas toks, žinokit, ten yra aristokratas, rumūnas, vampyras, atplukdintas į Angliją dar 18 amžiuje. Visas šitas šaršalas galbūt apsiėjęs taip tyliai ramiai su keliais straipsniais ir visko, bet šitą reikalą pasigavo Thames TV ITV show ir tada prasidėjo. Ir štai išaušo 1970 kovo 13 diena. Tai aišku, penktadienis, nėra geresnės dienos medžiot vampyrą. Prisirinko šimtai žmonių su degalais, su šakėm, su kirviais, kastuvais, atsivarė porą bačkų alaus ir visi susirikiavo prie tvoros. Mes puikiai žinom, kad anglai turi tokį pomėgį medžioklėm, ypatingai raganų ir visokių vampyrų. O čia vampyras iš Rumunijos, penktadienio vakarą. Nu tai kas dar gali būti geriau? Va šitą tvorą už manęs jie ėmė kaip tarybiniai piliečiai parduotuvę, kai netyčia užveždavo vengriškų žirnelių, sasyskų ten ar servilatą po 3 kapeikas. O masinė bultis ir veržimas į priekį. Dėjo masinis bespridėlas su kapų plėšimais, laužimais, draskimais, trankimais, vampyrų paieškom. Londoniečiai leido penktadienį ir ne tik. Šitas reikalas užsitęsė ganėtinai ilgai. Visa šita psichozė dar tęsiasi 4 metus. Pirmasis mūsų istorijos herojus teigia, kad kūną iškasė, suvarė basklį jam į širdį ir sudegino. Aišku, nežinomoje vietoje, kurią įvardinti jisai atsisakė. Antrasis mūsų istorijos herojus pareiškė, kad jisai su apeigom išvarė vampyrą iš čia. Dovydui visas šitas reikalas baigėsi ne kažką, nes jį nuteisė, kad iškapstė lavoną, paguldė ant antkapio. Šitos visos istorijos tie du vyrukai, liaudiškai tariant, iš gero gabalo šūdo įspaudė riebų gabalą vaško. Prasidėjo knygos, prasidėjo reportažai, interviu dalinimai, filmai, scenarijai ir taip toliau. Žiniasklaidai vieni pliusai, reitingai kyla, laidos sukasi, filmai vyksta, filmuojami, laikraščiai spausdinami, tiražai hop, 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 hop į viršų. Jiems tai buvo aukso amžius, aukso laikai. Vargšas vampyras negalėjo ramiai gerti kraujo, bet jo taip niekas ir nerado. Tai va, ties to turbūt ir baigsim šitą savo šiandienos istoriją. Tiesa, dar vienas dalykas. Šiek tiek linksmesnis. Einam ieškoti to pabo, iš kurio šlitinėdamas mūsų herojus ėjo per kapines ir pamatė vampyrą. Toli ieškoti nereikėjo, štai ir jis raudonsienis. Vampyro atminimui reikia suvalgyti tokį steiką, įkaut bokalą alaus, bet tik vieną, nes jei kalsi 2 ir 3, paskui aš vampyrą pamatysiu, lakstysiu čia gatvėm. Vienoje rankoje kuolas, kitoj deglas ir dar kamera pasikabinęs. Tai va, tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjo.